Pakalbėkim apie Trumpą ir jo prašymą, kad NATO padėtų jam Irane. Man tai patinka iš tie visi ekspertai, Lietuvos, politikos, vakarų Europos ekspertai, visi to prasmenioja, čia Trumpas tipo silpnas, Trumpas čia niekas nesigauna Irane ir nesupranta, kad Trumpas iš tikrųjų Irane laimi. Laimi, tai reiškia pasiekia savo tikslų. Tik tai klausimas, ar jūs suvokėt Trumpo tikslus. Bet tiek to. Netgi ir dabar vakarų šalys, NATO šalys, atsisakydamos Trumpui padėti, padeda Trumpui pasiekti jo tikslų. Toks yra posakis. Draugus tikrink bėdoj. Dabar Trumpas atseit dideliai bėdoj, jam labai reikia pagalbos karinės ir sako, draugai, padėkit. Mes nepadėsim. Faina. Trumpui tik to ir reikėjo, kad jūs atsisakytumėt. Trumpas dabar ramia sąžinė. Ta prasme, labai ramiai, su viso motivacija. Iš kol kas spaus Europos Sąjungą, duokit babkių gynybai, duokit babkių gynybai, duokit babkių gynybai. Kai tik neliks babkių gynybai, sakys, alevederčio, tie europiečiai viso gero. Amerika palieka Europą, gal ir net palieka NATO. Kaip mes čia draugai, mes čia viską. Ar jūs pamenat 26 metais Irano atvejį? Padėt man? Nepadėt. Ir reikit jūs visi. Kaip dar amerikiečiai siunčia tokį ženkliuką, žinot, kaip daro su rankom. Ir kas nors kažką galėsit pareikšti jam pretenzijų? Ne. Jūs patys debilai, 3 kareivių nenusintėt kažkur tai tenai. Bent jau, sakėt, mes čia padėsim, mūsų čia dabar laivai ruošiami ir jie plauks kažkada. Ir jau tokiu atveju būtų sunku Trumpas sakyti, nu taip, mes tengiamės, mes darėm, mums čia nesigavo. O dabar Trumpui duodat atviras, ta prasme, šitas tokios kortas, parod, kad jūs debilai ir kad su jumis galima daryti ką nors. Jis sakys, nesame, tu nusišneki. Paimkim šitą istoriją su Ukrainos, ta žemėja Amerikos Trumpo sutartim su Ukraina, kai Trumpas pareikalavo, kad atiduoti Ukrainos visus požemio lobius atiduoti Amerikai. Kaip buvo, nesąmonė, mes netiduosim. Kuo pasibaigė? Ne tik požemį visą atidavė, bet viskas, kas ant požemio pastatyta. Šitie visi transportiniai mazgai, atominės elektrinės, viską atidavė Trumpui. Bet to, kad būtų pradžiai pasirašę kokią nors sutartį, gal būtų ne pusė, gal būtų tokie Trumpas, visa biškai per daug, davai pusę mes tau atiduosim. Ir štai tai Trumpas, būtų sakęs, kaip, žmonės deris, reikia šnekėti. Kai siunčia nafik jį, supranta, kad tie aplink su juo, ta prasme, kitoj pusėje debilas, tai paskaitykit, tai yra Trumpo knyga. Čia gal skaičiau prieš 15 ar prieš 20 metų. Kaip reikia sudaryti sutartį, prisimenu, kaip ten vadinasi, yra jo juristas. Apie Trumpą parašęs knygą, kaip Trumpas sudarinėja sandorius. Trumpo pačio yra knyga. Viskas yra apie tai duota, bet sudėtinga. Nes tai netitinka jūsų seksualinės fantazijas. Taip pat, mėlyje, laukiam, kai Amerika pasakys, viso gero Europą. Pas juos dokumente parašyta, kad jie koncentruojasi į savo vakarų pusrutulį ir jie palieka rytų pusrutulį. Ir tik debilai nemoka įsiversti iš anglų kalbos, nebūtinai reikia žinoti anglų kalbą, galima įsiversti, paskaityti dokumentus. Žiūrim, stebim, kaip sako, aš perku moliūgų sėklas, jūs perkat popkorną su Coca-Cola, aš su kanapių kokteiliu, sėdim ir žiūrim, kas ten dabar bus. Ar aš klystau ar ne? Metai 2 ir manau mes pamatysim, kas teisus.